Sveiki, aš ieškau darbo, gyvenu priemiestyje, Popieriaus gatvė 82, mano vardas Deividas, esu neįgalus, turiu 40% darbingumą ir per pusę metų aš visą laiką dirbau. Pirmasis autobusas į miestą išvažiuoja 5:30, o į Balsius lygiai 6. Taip pat noriu pasakyti, kad aš gyvenu savarankiškai, aš esu visiškai nuo tėvų nepriklausomas asmuo. Turiu patirties darbe su plovimo technika, taip pat šiuo metu plaunu laiptines ir ieškau darbo nuo 2 iki 6 valandų per dieną, nuo 1 iki 6 dienų per savaitę. Galiu dirbti 6 dienas per savaitę. Nuvažiuoju laiptinės Jogailos gatvėj, todėl man lengvai yra pasiekiamos kitos miesto dalys, kurios yra arti senamiesčio. Man neužtenka. Aš esu neįgalus, gaunu pašalpą, tačiau savarankiškai gyvenant pašalpa yra gerokai per mažai, nes šiuo metu dar net negavau kompensacijos už šildymą. Prisipažinsiu, aš jau nusimanau apie kai kuriuos plovimo mašinų niuansus. Taip, aš moku dirbti su technika plaunančia grindis. Dirbau operatorių Santariškėse. Taip pat 4 dienas Niujorkerį. Moku dirbti su dulkių siurbliu, moku dirbti su plaunama technika. Ir kadangi aš gyvenu savarankiškai, man vien laiptinių plovimo neužtenka. Aš ieškau darbo tam, kad turėčiau užimtą pilną darbo dieną. Taip pat atsiminkit, kad aš gyvenu priemiestyje, Popieriaus gatvė 82, todėl man dar reikia laiko sugrįžti į namus iki vakaro, kad galėčiau išgerti vaistus ir nueiti miegoti. Darbo ieškau ne priemiestyje, o pačiame mieste. Darbo laikas gali būti nuo 8 iki 3 valandų dienos, nuo 8 ryto iki 3 dienos. Gali būti darbo laikas. Taip pat aš esu iš Vilniaus. Iki 27 metų, iki 2020 metų Liepos 12 gyvenau su tėvais. Po to išsikrausčiau bendrabutį dėl to, kad kilo nesutarimai su kaimynu. Noriu pasakyti, kad aš turiu patirtį, kad aš esu lankęsis socialinės globos įstaigose ir mačiau, kaip atrodo darbas, man jis atrodo nesudėtingas, tačiau mano prioritetas būtų padėti jaunimui arba prižiūrėti sergančius neįgalius senjorus. Todėl man laiptinių valymo neužtenka tam, kad galėčiau taupytis pinigus kompiuteriniai technikai. Aš turiu svajonę išmokti dirbti su vaizdo medžiaga profesionaliai ir turiu ateityje planų mokytis fotografijos. Tai va, norėjau paminėti, kad ieškau darbo apie pusę etato ir galiu dirbti nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Turiu omeny, aš galiu dirbti iki 6 valandos vakaro. Mano darbo laikas yra nuo 8 ryto arba iki 6 valandos vakaro. Galiu dirbti nuo 2 iki 6 valandų, kadangi dar plaunu laiptinės. Laiptinės išplauti per savaitę reikia 6-7 valandų. Tai problemos su sveikata. Iki 6 valandų vakaro laisvai galiu dirbti. Tai va. Ir nuo 4-6 valandas galiu dirbti per dieną, nuo 2 iki 6 dienų per savaitę, 4-6 valandas per dieną iki 6 vakaro. Arba nuo 8 ryto. Bet, sakau, apie pusę etato aš planuoju darbintis apie pusę etato. Nuo 8 iki 12 arba nuo 2 iki 6. Iki 6 vakaro aš galiu dirbti. Mano darbo laikas yra nuo 8 ryto arba iki 6 valandos vakaro.